paklaus. Klausau? Labą vakarą. Labas Ar vakaras. su panelė Simona Valenčiūtė kalbu? Taip, Tu esi iš Tauragės, ar ne? taip. Žiūriu. Labas, Simonėlė, aš esu Special Models Lithuania atrankos vadovas Remigijus Narkus. Aišku. Ar tu klausyk, kiek suprantu, castingos dalyvauji, ar ne? Kaip? Castingos dalyvauji. Castingos atrankos, ar ne? Taip. Teko man matyti tavo nuotrauką, atrodo ten. Tokių rudų plaukų, žalios akės, jeigu neklistu, ar ne? Nu, jo. Klausyk, mergaitė, mes tiesiog darysim dar vieną atranką tokią. Aš nežinau, ar tu esi girdėjus apie mūsų firmą Special Models Lithuania. Nu, nelabai žinokit. Taip, mes esame iš Vilniaus, bet daugiausia dirbam Londone. Ir va dabar mes grįžom su savo kompanija į Vilnių ir bandysim suorganizuoti, va dabar žiūriu čia mergaitės ir žiūrim dar susikviesti reikia, mums 15 merginų. Ir matai, mes turim savo tokį stilistą, jisai yra iš Maskvos, Vadim Filalev. Vadim, иди сюда. Филалев! Хорошо, Vadim. Simutė, jisai, supranti, yra mano toks kaip dešinioji ranka patarėjas, tai jisai paklausinės keletą dalykų. Tu neįsigask ir ar tu nieko prieš ir norėtum sudalyvauti dar vienam castingė čia Vilniui? Na, žinokit, jeigu žiūrint kada ir jeigu tikrai turėčiau su ko atvažiuoti, tai tikrai. Nu, čia suderintai mes prisiderinsim prie tavęs, nes mes jau atrinkom, ta prasme, kas mums patinka ir tu esi dar 5-tuko, galiu pasakyti. Dar yra Akvilė, yra dar Justė, aš nežinau, ar tu pažįsti. Iš Tauragės, ta prasme? Ne, iš kitų miestų čia. Nežinau, nesvarbu, klausyk dabar. Vadim, так. Да, слушай, в чем дело? Слушай, давай по-быстрому, потому что я долго не хочу тут париться. Viskas okei. Tai klaus, спроси. Что я хочу что-то сказать? Про волосы самое главное. Про волосы спроси. У нее с волосами все хорошо? Волосы не боятся лака, не боятся ножниц. Спроси у нее. Simutė, mūsų stilistui Vadimui labai įdomu apie tavo plaukus, nes mes kiek nuotraukoje esame matę, tai jų ilgis yra viskas normaliai. Ar jie nepasikeitė nuo paskutinio fotosesijos? Na, biškiukai yra galai pakirpti, bet taip tai iki pečių, kaip ir buvo. Kiek centimeтров? Слушай, еще я забыл спросить, скажи, если харкнуть и на волосы плюнуть, как они там, они стоят тогда или ложатся, или мокнут? В чем дело? Simutė, tu kokias priemonės? Ta prasme, nenaudoji kažkokių lakų, ten kažkokių, kurie gadina plaukus. Nes mums reikia natūralumo. У нее волос шершавый или такой гладкий? Tik tiek, kad aš kartais jas tiesinu, bet šiaip tai jokių priemonių nenaudoju. Скажи мне, что она говорит. Она сказала, что все нормально там. Стоит. Стоит, да. Круто. У нее, то есть на нее парням стоит, да? Да. Супер, хорошо. Taip, Simutė, tai dar еще раз, что ты хотела? Я по-другому, там про ногти, очень главное у нас ногти, и дело в том, спроси у нее, она грызет ногти? Simutė, o tavo dabar amžius, dėl amžiaus, kada tau bus 17? Man 17 bus vasaros pabaigoje. Vasaros pabaigoje. O tarkim, dėl išvažiavimo, tarkim, į Maskvą, į Londoną, yra kažkokių ten, nežinau, kaip tavo tėvukai reaguoja ir panašiai? Na, tikriausiai jie neprieštarautų, nes jie žino, kad aš to noriu. Ta prasme, noriu kažko būti. Nemanau, kad jie prieštarautų. Грызет ногти, короче, да? Ужасно просто. Фу. Это очень хорошо. Что я еще имел в виду, знаешь, у нас в Москве очень популярно, когда две тёлки ложатся с одним парнем, да, в кровать. Спроси у нее. Спроси, слушай, Андрей, спроси, может она лечь с двумя парнями сразу? Simutė, ar tu turi... Ar turi, tarkim, nežinau, kaip čia paklaus dabar, iš savo dar rato tokių panašių draugių, kad būtų panašios į tave, aš nežinau, ar sesė kažkokia, nes, pagal tavo išvaizdą, kaip sako Vadimas, labai mums reikėtų dar vienos panašios merginos, galbūt iš tavo giminės, ar iš kažkur. Dviejų reikia. Žinokit, neturiu. Tikrai aš turiu kaimynę, bet yra blondinė. Одна блондинка, О, блондинка.
Чем тупее, тем лучше. Нам тупые тоже идут. Чем тупее, тем лучше. Скажи, galim pamėginti, matai, mums reikėtų jos nuotraukos. Tada. Да, скажи, если она со мной переспит, все будет отлично. Sakė, tiesiog reikia atvažiuoti ir Vadimas pasižiūrės ją, nes jo akis yra labai akila tokia, viską. Слушай, какой у нее рост? Koks tavo ūgis? Mano ūgis dabar yra 1,80 m, gal 1,81 m. Ну, слушай, это жирафка такая неплохая. А дело в том, что, знаешь, проблема, когда на колени встает, а может там сильно высоко быть. Ну ничего, пупок достает, хорошо. Tai viskas ok, ar nesūgiu? Taip, ūgis, viskas tvarkoja su mumis. Dabar taip, Vadim, как ты думаешь? Я думаю, пора кончать. Сколько телок? Я беру на себя, я беру 2. Пора кончать на них. Ну, то есть кончать все. Gerai, ačiū Simutė, mes su tavim taip ir pakalbėjom, Vadimas viską man paaiškino, kad tu kaip ir tinki, bet mes norim dar vieną informaciją pasakyti, kuri turėtų kažką pakeisti. Labukas Simutė. Trukdo radio stotis Zip FM iš Vilniaus ir mes lengvai tave maustom dabar. Radistai. Kaip laikaisi? Gražuolė spėju. Gražuolė. Tu labai aukšta, kaip krepšininkė. Simona, mes tave išdūrėm. Kaip laikaisi? Ne kaip. Ai, nu dabar ne kaip, tai čia bet nieko čia baisaus, viskas pataisoma. Tai draugės tavo mums paskambino, sakė, kad labai jau čia tu stengiasi, vaikštai visus castingus, tai kogi tau taip nesiseka, aš nesuprantu. Nežinau. Ar tu per aukšta? Ne, per aukšta negali būti. Tai, žinok, Simutė, viskam savas laikas. Jo, aš manau, kad viskas pas tą priešakis. Mes į Zipą irgi, įsidarymom tik tai vakar. Tai kad stiprybės tau, žodžiu, ir kantrybės. Ir viskas bus. Ir nesupyk ant mūsų, kad mes tave išdūrėm. Ir tikiuosi paskui parašysim mums laišką iš Paryžiaus, gerai? Tikriausiai nežinau. Gerai, ate. Iki. Nu, jai labai nepatiko, kad mes išdūrėm, Volodė. Nu, tai tokį pasiūlymą. Ai, asra!